Ne visi iš jūsų dviratininkai mėgstate elektrinius dviračius. Nesuklydau. Turi teisę į gyvenimą, bet reiktų, gal mano požiūrį, reikėtų juos išskirti. Tai turi būti asistentas, nėra greičio palaikymo mygtuko ir su pedalais, tai pagrindiniai dalykai. Tada tai yra dviratis, jeigu pas tave yra mygtukas, kuris palaiko greitį, vadinasi, tai jau nebe dviratis, o mopedas, nes jisai važiuoja pats ir tau nereik mint. Jeigu tau nereik mint, tai tiesiog transporto priemonė pavirsta, tai nebelieka dviračių. Man labai įdomu būna, kada dviračių gamintojas suprojektuoja tokį dviratį elektrinį, kur negali jį pasikrauti, pavyzdžiui, išsiėmęs bateriją ofise. Juk visai šaunu gaunasi, tu atvažiuoji į darbą arba kažkur į spotą, tau reikia pakrauti, tu tiesiog bateriją pukšt atsegiai, nusinešiai į ofisą po stalu kažkur tai, kur yra rozetė, patogiai, sausai, tau nereik nieko rūpintis, žinai, kad jinai čia yra saugi, pasijungiai, pakrovėją turi, krauni. Bet man taip turi krauti dviratį, neištraukęs baterijos. Baterija čia išsitraukia iš apačios, atsisukus varžtelius, tenais kažkokią tai išsitraukia, bet tai tikrai tu juk neišiminėsi baterijos atvažiavęs kažkur tai, tiesiog atėjęs, čia šitoj vietoj, parodykim, kad galėtum išsiimti, tai čia yra purviniausia dviračių vieta. Net ne pavarų sistema greičiausiai, o šita apačia, nes nuo priekinio rato, nuo galinio rato, čia labai viskas gerai kaupėsi. Ir nenorėčiau aš kiekvieną kartą išiminėti ir kraut bateriją. Tuo labiau čia neatrodo, kad jinai didelė, rėmas nedidelis. Čia šiaip labai fainas dviratis, tai jisai toksai hybridas su variklių gale. Kas mane nustebino, būtent šito konkrečiu atveju, savininkas nori tiesiog jį pasitikrinti, susitvarkyti, kažkas tai gal negerai, šiaip veikia ir valio, bet stabdžiai praktiškai nestabdo, tokios smulkmenos, kur gedimų nėra, bet norėtumėm, kad jų ir nebūtų. Profilaktika. Nėra ekrano. Tiksliau, savininkas man jo nepaliko, man jo kaip ir nereikia, aš čia elektrinės dalies šiuo atveju neliesiu. Ir galvoju, reikėtų man pažiūrėti, ką tas mygtukas daro. Aš jį paspaudžiau. Įsijungia, žiūrėkit. Ir kokia buvo mano nuostaba, kada šį jungiau, galvoju, pedalai daviklio neturi, kad suprast, kad aš čia minu. Tai kaip jisai supranta, nuėmiau grandinę, nes šiuo atveju keisim grandinį, jinai jau susidėvėjus. Taip ratą pasukau, jisai kaip ir... Ir kas vyksta? Jisai tiesiog pradėjo man važiuoti. Tai pirmą kartą matau tokią sistemą. Dviračiai. Pasiekė 25 km/h greičiau ir sukasi pats savaime. Nei pedalų aš čia minu nieko. Toks siurprizas. Paspaudžiu stabdį. Ir viskas to baigėsi. Galbūt jisai kažkaip kitaip veikia, kada realios sąlygos su grandinė, yra svoris, yra pedaliavimas. Man tai tiesiog labai keista pasidarė. Elektriniai dviračiai populiarės, jie populiarėja, jie jau populiarūs, bet būkim sąžiningi, geri elektriniai dviračiai, tie, kurie yra dviračiai, kuriuos aptariau šio video pradžioj, jie kainuoja ne kiekvienam, sakykim taip, ir juos minti tikrai smagu, gali daugiau nuvažiuoti, daugiau pamatyti, konkrečias užduotis atlikti, tempti kažką, vežti vaiką, vežti svorį, kažkur mieste, jeigu tau reikia daug pirmyn atgal nuvažiuoti su kažkokiais reikalais,
Ypač Vilniui, kur yra Šeškinės kalnas, kur čia dar Lazdynų kalnas. Net su plentinuku ten taip 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne visada būna malonu įminti ir elektrinis dviratis būtent tam ir skirtas, kad palengvinti jums gyvenimą ir kad jūs galėtumėt be vargo susitvarkyti, įminti kažkur kalnų dviračiai. Va, hibridai, plentinukai yra, visokie ten pilnos pakabos, su visais viskas tvarkoj, bet turi būti dviratis, ne mopedas. Šiandien viskas. Čia toksai video apie pamąstymus. Čiau.